negaliu pasakyti, kad taip labai malonu pabaigti čempionatą. Visada kai pralaimi, tai yra gana ir liūdna, tuo labiau, kad po prieš tai pergalės turėjom jau sidabrą kišenį, tai aišku, visi norėjo daugiau. Yra kaip yra, gal dabar apie rungtynės kažkiek. Aišku, nužudė mus antras ketvirtis ir kažkiek tai turbūt padariau blogų keitimų. Ir buvo toks momentas, kada negalėjau grąžinti atgal pagrindinių žaidėjų. Buvo klausimas, ar žaisti su pagrindiniais, kurie mainasi, ar kažkiek duot pailsėti. Nu, kaip būtų buvę dabar sunku pasakyti, bet tos minutės buvo labai blogos. Jie žaidė tikrai šauniai, pataikė keletą sunkių metimų, ištraukė mus nuo susispaudimo ir tai, galvoju, lėmė labai daug ką. Po to jau labai stipriai šiandieną pralaimėjom lentą, kas vėlgi nedavė mums kažkiek tai išlaikyti tą kontrolę rungtynių. Puolime buvo atkovoti tas 2 kamuoliai, kalbėti apie lentą, kodėl taip įvyko? Tiesiog varžovai buvo labai griežtai. Nu, jie sužaidė labai geras rungtynės, mes nesužaidėm. Dabar negalvoju, kad jie buvo mus mažiau išanalizavę negu mes juos. Sakykime, mes vėlgi gana neblogai žaidėm gynybą prieš Parkerį, bet atsidarė kiti žaidėjai, ypač Batumas, kuris pataikė kelis labai svarbius tritaškius ir išplėtė visą mūsų gynybą. Taip pat, kaip jau minėjau, pavyzdžiui, Borisas Dio gana keletą kartų per lengvai užcentravo prieš mus, turėdamas ūgio jėgos persvarą ir tai vėl davė jiem labai tokį didelį paspirtį. Nu, po to buvo jau labai sunku ir skubotus metimus bandėm ir kažkaip tai bandėm, bet surastų gijų, kas šiandieną suvienytų, dėja nepavyko. Žaidėjai buvo pasirinkę tokiam finalui. Matot, jeigu jūs manęs būtumėt paklausę prieš visą Europos čempionatą, tai aš būčiau labai pasakęs, kad jeigu žimsim antrą vietą, mes labai patenkinti būtume. Bet kada turi antrą vietą, tai, kaip sakant, kai pralošė, nebėra labai kažko jau taip ir... Nu, aišku, mes patenkinti, mes džiaugiamės, čia yra didelis pasiekimas, kurį pradėsime įvertinti po kažkiek tai laiko. Bet žmogus toks sutverimas, visą laiką norisi kažko tai daugiau. Aišku, kad kai kurie jauni žaidėjai perdegė, bet dabar, kaip pasakyti, komanda yra komanda, treneris atsakingas už viską, nepasisekė, reiškia, aš daugiausia kaltas. Kalbant apie Kšištofą Lavrinovičių, kuris tai antrojo čempionato dalyvių beveik nežaidė. Nu, mes turėjome pakankamai daug didelių ir ypatingai antroj pusėje žaidė Kleizą jau jo pozicijoje. Po to buvo keletas rungtynių, kada Motiejūnas gerai žaidė. Kada jie pelnydavo taškus puolime, ko mums užteko ir labai gerai gynėsi, mums nereikėjo paprasčiausiai Lavrinovičiaus pagalbos. Buvo momentas, kada šiandieną galbūt buvo tokia mintis išleisti jį, bet žinot, ar yra ta jau teisė rizikuoti, ypač kai kiti gerai žaidžia. Treneri, buvo beprotiškos 3 savaitės, ko dabar labiausiai trokštat? Poilsio. Išsimiegoti. Nu, žinot, pragyventi tiek laiko 20 dienų viešbutį, kur ir langai neatsidaro ir visą laiką apie krepšinį analizuojant dirba, aišku, jos malonios. Negaliu sakyti. Gerai, pasakėte keletą užuominų tokių, ar norėsite važiuoti pasaulio čempionatą Ispanijoje? Nu, matote, aš ir dabar galiu jums pasakyti, kad reikia kalbėti su federacija apie šitą čempionatą. Tegul federacija įvertina pasirodymą, visą kitką ir taip toliau. Ir bet kokiu atveju, ar tu pralaimi, ar tu laimi, vis tiek turi būti ir yra ta kalba. O kaip toliau bus, matysim. Dabar nenoriu ant karštųjų nieko jums prisakyti, nes jūs tada dar kažką pagalvojate į priekį ir sukelia tą tokį galbūt ir bereikalingą kartais ažiotažą, bet kad bus tie pokalbiai ir čia natūralu, kad aš Arvydui skolą atidavęs, čia irgi tiesa, nieko neslėpta, taip, kad žiūrėsim, kaip ten bus. Trenerių, bet įrodyt, kad su šitą komandą... Negirdžiu. Įrodyt, kad su šitą komandą galima pasiekti titulų, su Norina, daugiau kažką. Matote, dabar
Taip, ta komanda ir talentinga, ir dar jauna, ir dar neapšaudyta. Aišku, labai daug vyresni žaidėjai traukia tą komandą, bet kalbėti apie tai, kad, sakykime, ar Kleiza, ar Kalnietis, ar ten dar kažkas veteranai, ar Jonas Mačiulis, jokių būdų negalima. Aišku, tai komandai trūksta perimetro žaidėjų, bet ar mes turime tie, kurie namuose, ar mes turime geresnių už tos, kurie čia, arba kurie galėtų papildyti, čia yra didžiulis klausimas. Aš galvoju, kad šiai dienai neturime, dabar turi galvoti kažkas tai, iš kur jų paimti ir kaip jų gauti, kaip juos užsiauginti. Labai gerai, kad patekome į pasaulio čempionatą, kur vėlgi neprarandami metai ir galima bus tą programą įtraukti komandai dar daugiau jaunų žaidėjų, išbandyti ir padėti pasiruošti. Šiaip viską vertinu labai teigiamai, sakykime, negaliu įvertinti labai gerai, bet kad gerai, tai tikrai. Niekas tai komandai negali prikišti, kai nesikovė, nerodė charakterio, buvo sunkių akimirkų, vienokių ar kitokių, išlypo garbingai. Šiandieną nepasisekė, ką darys. Būna ir taip gyvenime.